Tai dar kartelį visiems labą vakarą. Iš tikrųjų, nuoširdžiai dėkoju, kad skyrėte laiko šiam susitikimui. Ir tėvų laikas visada yra ypatingai brangus. Aš esu Julija Glinskė, esu Skulsi bendrakūrėja platformos individualizuoto ugdymo ir diferencijavimo sistemų kūrėja ir tobulintoja. Pati esu pedagogė, esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, dirbu su visomis amžiaus grupėmis, nuo pradinukų iki pat abiturientų ir esu 2 vaikų mama. Tai šiandieną kalbėdama ir dalindamasi su jumis tiek savo patirtimi, tiek pedagoginė patirtimi, tiek pamėginsiu iš visų skirtingų pusių pažiūrėti į tą tokią tikrai labai sudėtingą temą, kaip vertinti mano vaiko vertinimą, nes joje yra labai labai daug sluoksnių, tai kad, na taip, nepamestumėm turbūt tos pagrindinės linijos, aš įsivaizduoju, kad tikrai galima nueiti labai daug tokių giliai psichologinių temų, bet aš nesu psichologė, tai tą irgi labai svarbu paminėti, tai dalinuosi labiau iš tokios praktinės, pedagoginės ir mamos perspektyvos. Tai kai mes kalbame apie vertinimą, pirmiausia, labai svarbu mums kaip tėvams suprasti vertinimo kontekstą švietimo apskritai, apie ką jisai yra. Ir vienas iš tokių labai svarbių niuansų yra suprasti, kad tai nėra iliuzija, kad vaikai nėra adekvačiai vertinami. Tai rodo jau 14 metų trunkantis nacionalinės švietimo agentūros tyrimai. Ir na štai Gintaras Serafinas labai gražiai tokioje trumpoje apžvalgoje sudeda tokius pačius esminius taškus, kad beveik pusės visų Lietuvos mokyklos mokinių metinių trimestrų pažymiai visiškai nekoreliuoja arba mažai koreliuoja su jų valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Tai turbūt vienas iš tokių labai labai svarbių aspektų, kad, žinot, kai kalbame apie vertinimą, mes turime suprasti, kad jis visada yra subjektyvus. Tačiau tas subjektyvumas jis gali būti iš profesinės pusės, tai yra mano manymų, mano nuomonė, šitą vertinimo kriterijų aš interpretuoju vienaip, o šitą vertinimo kriterijų aš interpretuoju kitaip. Tačiau iš tikrųjų tas didelis atotrūkis, ar ne, kai beveik pusės mokinių rezultatai nekoreliuoja su jų brandos rezultatais, jis atsiranda ne toje vietoje, kur trūksta profesionalumo, o toje vietoje, kur atsiranda labai labai daug sluoksnių, tai yra interesų grupių konfliktų. Ir iš esmės pirmoji interesų grupė šitoje dėlionėje yra patys moksleiviai. Moksleiviai iš esmės nuo pat mažų dienų yra mokomi gauti gerą pažymį. Na, aš turiu rinkti daugiau taškų. Ar kuo geriau parašyti kontrolinį darbą, ne kuo geriau mokėti, ne kuo giliau save pažinti kaip besimokantį, ne kuo geriau išmokti kažką, bet gauti. Ar ne? Ir kadangi mes kaip tėvai to ir klausėme, kiek gavai, ne? Kaip sekėsi mokykloje, lygų kiek gavai. Ir pagal tai, kokie yra mūsų lūkesčiai, tada vienaip ar kitaip vertiname gautą informaciją. Ir tai nereiškia, kad visada tai yra į minuso pusę, ar ne? Lygiai tai pastebi, kad didmiesčių mokyklų mokiniai gauna mažesnius pažymius, negu gauna po to brandos egzaminų įvertinimus. O mažesnių miesto, provincijos, ar ne, rezultatai yra atvirkščiai, ar ne? Didesnis pažymys paprastai parašomas trimestre ar metinėme pažymy, kaip metinis pažymys, ir tada rezultatas būna žemesnis egzamino. Ir tai gana, aš pati esu iš mažo miestelio kilusi ir aš labai gerai suprantu šitą patį mentalitetą, todėl kad didmiestyje tikrai jaučiasi tas noras sunku pratybose lengva kare, ar ne, paspausti, kad vaikas realiai suvoktų savo galimybės. Ir čia mokytojas peržengia nesunkiai ribas ir parašo mažesnį pažymį, negu moksleivis iš tikrųjų jo yra vertas. Provincijos mokyklose atvirkščiai norima vaiką kažkaip su to didmiesčių vaiku kažkaip lyginant pakylėti, jį kažkaip pastumėti, jam yra parašomas kaip tik aukštesnis pažymys, negu moksleivis iš tikrųjų turi tam pažymiui adekvačias žinias ar gebėjimus. Ir
Na, kaip ir pats žurnalistas pastebi, tik elitinių mokyklų mokiniai gauna tai, ko tikėjosi. Tai nesvarbu, ar tai būtų privačios mokyklos, ar tai būtų labai aukšto lygio valstybinės mokyklos, tačiau yra tai tikrai vienetai mokyklų, kur tu realiai gauni tai, ko tu nori. Ir tai yra nutikę todėl, kad mūsų kultūroje ugdymo, švietimo sistemos mes nesame įpratę matyti realybės. Mes esame įpratę matyti kažkokį smūginį pasimokymo rezultatą, o po to labai išgyvename, kad mokiniai nepademonstruoja tų rezultatų per egzaminus. Nes jeigu mes realiai suprastumėm, kur yra kiekvienas mokinys esamuoju momentu, ar ne, lyginant su tuo, ką jisai turi žinoti, tai mes visai kitaip galėtumėm ruoštis ir priimti tą realybę, kuri laukia, nežinau, ar už 12 metų, už 6 metų, ar už 2 metų, ar ne? Tai čia yra prieš jūsų akis tokia mokytojo realybė, ar ne, diagnostikos rezultatai, matematika 7 klasė vienoje mokykloje ir pagal kursi metodiką atlikta diagnostika rodo. Ką rodo jinai? Jinai rodo išplėstinis diagnostikos principas, kurį mes taikome, yra labai paprastas. Tai reiškia, bent po vieną užduotį iš kiekvienos bendrųjų ugdymo programų temos, kurią vaikas jau yra praėjęs. Ne? Tai čia viena diagnostikos rūšis. Ir jeigu moksleivis jau yra mokęsis šitą temą, tai turėtų atsirasti žalias laukelis. Jeigu išmokęs tą temą ir moka, pademonstruoja, kad moka, jeigu nepademonstruoja, yra raudona. Ir štai čia yra vienos realios klasės rezultatai. Išplėstinis diagnostikos principas yra labai panašus į egzamino principą, todėl mes jį ir taikome. Egzamino principas tiesiog bus laikui labiau, ne taip imlus laiko ir ne, bet jis sako kažkiek užduočių iš kai kurių bendrųjų ugdymo programų temų, kurias moksleivis jau yra mokęsis. Šitas principas fundamentaliai reikalauja visiškai kito santykio su mokymosi medžiaga. Ir tėvai pamatę, tokią vaiko realybę, sakykime, C stulpelio vaiko realybę, ar net B stulpelio vaiko realybę, mes matome, iš klasės yra vienas moksleivis, kuris yra savo klasiai. Vienas. A moksleivis yra tas stulpelis, kur moksleivis iš tikrųjų moka viską, ką turi mokėti atėjęs į tą klasę. Visi kitur turi vienokio ar kitokio gyrios spragų. Ir kai vaikas iš šito konteksto, ar ne, grįžta namo ir kas nutinka namie, ar ne? Kaip tas pokalbis toliau vyksta namie ir apie ką tai yra. Kai susiduriam su realybė paprastai, kurios mes nesitikėjome, mes kaip žmonės patiriame stresą, išgyvename skausmą, esame pasimetę, esame sutrikę, negalime suprasti, kodėl taip nutiko, mums kyla labai daug įvairių emocijų, pyktis, nepasitenkinimas, noras, kad kažkas prisimtų už tai atsakomybę. Tėvam labai dažnai kyla klausimas, kodėl aš to nežinojau anksčiau. Mano vaikas jau 7 klasėje, mano vaikas jau 9 klasėje, beje, ką įdomu pastebėti, tai 9-okų rezultatai niekuo nesiskiria nuo 7-okų rezultatų. Tai vadinasi, jeigu mes sužinotumėme apie tai, kad moksleivis turi tam tikrų mokymosi spragų, tam tikrų žinių spragų, tam tikrų dalykų negeba anksčiau, mes gebėtumėm tai adekvačiai reaguoti, suteikti jam galimybę pasivyti, suteikti jam galimybę pasimokyti, suteikti galimybę jam pagaliau negyventi toje iliuzijoje, kad aš 7-okas ir aš moku 7 klasės kursą. Ne. C moksleivis yra realiai 4 klasiai, D moksleivis yra 6 klasiai, E moksleivis yra 2 klasiai, nei jokioj, nei 7, ar ne? Tačiau kaip nutinka, kad vis dėlto moksleiviai kartais net su labai gerais pažymiais, ar ne, kaip ir pastebi ekspertai, trimestre 8, 9, 10 neišlaikė valstybinio brandos egzamino. Taip nutinka, kad mes labai ilgai ignoruojame realybę. Tai koks yra... Tai koks yra pokalbio kontekstas, kai mes grįžtame į namus, kaip tėvai? Jeigu mes jau žinome, kad realybė, jinai labai dažnai nėra tokia, kokią mes esam pratę matyti. Tai, kad 8 trimestre negarantuoja vaiko žinių. Lygiai kaip 4 trimestre irgi nieko neparodo, ar ne? Tai kaip mes kalbamės apie tai, kai vaikas parneša namo vieną ar kitą pažymį, suvokdami visą sistemos, tokį, sakykime, ydingumą ar visą apskritai vertinimo kompleksiškumą.
Tai pirmą norėčiau, kad atkreiptum dėmesį į momentą, ar pokalbis, namuose vykstantis pokalbis yra išprovokuotas ar natūralus. Jeigu norite, kad pokalbis iš tikrųjų kuo būtų minkštesnis, kuo atviresnis, kuo nuoširdesnis, kuo būtų daugiau padedantis jums ir jūsų vaikui, jums kaip tėvui su vaiku kuriant ryšį ir vaikui kaip besimokančiam, kaip asmenybei, kuri auga, kuri supranta, kaip ją judėti toliau, gali priimti save tokią, kokia jinai yra. Tai jeigu pokalbis apie tai, kaip tau sekėsi, apie ką buvo tavo diena, yra natūrali kasdienės bendravimo praktikos dalis, ar ne? Ir tai neapsibrėžiama tiesiog, ai gerai, ai normaliai, arba kaip sekėsi, ai normaliai, iš matiekos gavo 6. Tai ir apie ką tai 6, ai nenoriu kalbėti. Nu, nenoriu, tai nenoriu. Ne? Kad tai yra ne tokie trumpi, kompuoti dėžutiniai, atlikau varnelę, padėjau pokalbį, bet iš tikrųjų, toks nuoširdesnis pasidalimas, apie ką buvo mano diena, apie ką buvo mano kaip mamos diena, apie ką buvo tėčio diena, apie ką buvo brolio diena, apie ką buvo sesės diena, ar ne. Jeigu yra kultūra reflektavimo šeimoje, jūs jau turite labai didelę pridėtinę vertę, kuriate labai didelę pridėtinę vertę vaiko savimonei ugdyti. Jeigu pokalbis išprovokuotas, tai reiškia, gavote laišką iš mokyklos, gavote žinutę į tamo apie blogus įvertinimus, gavote kažkokį išorės stimulą, kad kažkas yra blogai ir verta pasikalbėti, ar ne? Tai tokiu atveju jau turime suvokti, kad pokalbis bus kietesnis. Moksleivis natūraliai tą pokalbį eis su gynybinė pozicija, ar ne? Arba su kaltinimo pozicija. Vadinasi, jau tas pokalbis turi tam tikras ribas, kurias reikės labai savo aiškiai įsivardinti, kad tai nėra tiesiog pasikalbėjimas apie tai, kaip tavo diena. Toliau, labai yra svarbu įsivertinti, ar pats vertinimas, kurį moksleivis parneša namo, yra pozityvus ar negatyvus. Nes lygiai taip, kaip gavau 10, lygiai taip, kaip gavau 2, yra vertinimas. Ir bet kokiu atveju mūsų kaip tėvų vaidmuo turėtų būti santykį su vertinimu kurti gana objektyvų, kad moksleivis nepriimtų pažymio kaip savęs, kaip asmenybės apibūdinimo. Gerai. Tai faktas, kad jeigu tai yra pozityvus rezultatas, kad moksleivis daug labiau norės dalintis, daug labiau norės būti atviras ir daug daugiau bus jo iniciatyvos ir jo nuopelnų šito rezultato pasiekime. Jeigu rezultatas negatyvus, jeigu tai yra neigiamas pažymys ar netoks pažymys, koks, sakykime, jums patiktų ar ne, tai mokinys bus daug labiau užsidaręs, jam bus daug sunkiau apie tai kalbėti ir bus tame labai daug daugiau kaltinimo apie tai, kas yra blogai su mokykla, kas yra blogai su mokytoja, nebus tiek daug, gal sakyčiau, parengties prisimti atsakomybės. Pasiekmes. Ir vėl, jeigu jūsų namuose yra pasiekmes už pažymius, tai automatiškai koreliuos naratyvą ir tai automatiškai su to koreliuos naratyvas ir su to koreliuos, kaip vaikas jums pasakoja apie vienos arba kitokį rezultatą, įvykį mokykloje ar vertins savo vertinimą. Ir taip pat labai svarbu įsivertinti tipinės tėvų reakcijos. Kaip jūs įprastai reaguojate. Jeigu jūs įprastai plojate ir džiaugiatės, kai 10 ir sakote, aš nesuprantu, kodėl šiandien 4, tu čia ką visiškai apsileidai ir apie ką čia yra, arba kas tai mokytojai į galvą šovė, kaip jinai taip drįsta tau rašyti tokių pažymius, juk tu esi gerai besimokanti moksleivė ir panašiai, ar ne? Tai kokios yra tipinės reakcijos iki šios dienos, kurias jūsų vaikas gauna, nes jis jų sieks arba vengs. Ne? Tai mes turime kaip tėvai tam tikrą savo atsakymų arsenalą, kurį paprastai ir naudojame. Tai yra labai irgi svarbu įsivertinti ir čia ne apie tai, kad kažką keistume, čia tiesiog, kad suprastumėme, kuriame taške, kokiame kontekste nutinka pokalbis su vaiku apie vertinimą. Perspektyva. Tai norint kalbėti apie vertinimą apskritai, mes turime suprasti, kad mes kalbame ne apie patį vertinimą.
Ir čia turbūt yra raktinis momentas. Jeigu jūs kaip tėvai gebate paimti šitą žinutę, kad aš su vaiku diskutuoju ne apie patį vertinimą, ne apie tai teisingas jis ar ne, bet apie vaiko perspektyvą įvertinimą. Tai reiškia, tai yra procesas, ar ne? Čia įvyko vertinimo procesas. Tai yra interakcija tarp mokinio ir mokytojo. Ir tada to proceso jau nebėra. Jis jau yra įvykęs. Ir tada vaikas yra atsitraukęs iš proceso ir reflektuoja procesą, kuris jau. Tai mes neturim tiesioginio sąlyčio su procesu, kuris vyko. Mes turime tik tiesioginį sąlytį su vaiko perspektyva, su jo įsivaizdavimu, su jo supratimu, su jo autentiška patirtimi apie tai, kas nutiko. Šitoje vietoje, jeigu iš tikrųjų labai palengvėja, man kaip mamai, kas kart palengvėja, kai sako, ai, man mokytoja ten to ir to neparašė, aš tada iš esmės paleidžiu idėją, kad mano darbas išsiaiškinti teisingai ir neteisingai mokytoja pasielgė. Teisingai ir neteisingai jinai parašė ar neparašė. Buvo taip ar nebuvo iš tikrųjų. Vaikas man meluoja, ar vaikas manipuliuoja, ar vaikas tiesiog nuoširdžiai dalinasi. Šitoje vietoje aš galiu paleisti šitą momentą, todėl kad mano, kaip mamos perspektyva, ar ne, ar žiūros taškas, ar pagalba, yra tyrinėti ir gilintis į vaiko perspektyvą, o ne į tiesą. Ne? Ir iš esmės, kaip tyrinėti perspektyvą, ar ne? Šiandieną norėčiau pasidalinti tokiais 3 metodais, kurie man labai padeda. Aš juos taikau ne tik kaip mama, bet ir kaip mokytoja, mano pedagoginėme darbe, jie irgi labai praverčia. Ir iš esmės nepastebiu, kad tiek tėvystės žinios praverčia mokykloje, o mokykloje žinios praverčia namuose. Tai toks gana takus tas ryšys ir ne veltui sakoma, kad tėvai ir mokytojai yra partneriai, ar ne, rūpinantis tuo, kad jaunas žmogus galėtų augti savimi. Tai pirmas metodas, kurį norėčiau pasiūlyti, tai yra Maršalo Rozenbergo nesmurtinio bendravimo principai. Ką tai reiškia? Yra išleista knyga, jinai yra išleista net lietuvių kalba, nesmurtinis bendravimas, taip ir vadinasi. Ir Maršalas Rozenbergas iš esmės metodiškai išgrynina keletą labai svarbių aspektų. Tai yra, kad kai mes kalbame apie įvykį, mes kalbame apie faktus, apie jausmą ir siekiame išgryninti poreikį. Mes griežtai neleidžiame keliauti savo įvertinimą, nes tada mes pametame bet kokio sąlyčio tokio reflektyvaus peržiūrėjimo galimybę. Pavyzdžiui, jeigu mano dukra grįžta namo ir sako, mokytoja šiandien buvo labai pikta ir dėl to mums visiems nedavė kaupiamojo balo taškų. Mokytoja buvo labai pikta, yra vertinimas, taip? Tai tada aš jos klausiu, o ką jinai darė? Iš ko tu supratai, kad jinai yra pikta? Na, jinai pasakė, kad šiandien labai pavėlavome, kad šiandien mes nebuvome susikaupę ir pasakė, kad jai netinka taip, kaip mes dirbome. Gerai. Ir tada, kai yra faktai, kai mes įvardinam konkrečius faktus, galim keliauti ir kaip tu tada jauteisi. Kaip tu tada jauteisi. Aš tada buvau labai išsigandusi. O kaip jautiesi dabar? O dabar man irgi pikta. Man atrodo taip nesąžininga, ne? Man taip atrodo nesąžininga, jau yra situacijos vertinimas, ar ne? O kai tau atrodo nesąžininga, kaip tu jautiesi? Ne, išgyvenu neteisybę. Ir koks yra tavo poreikis? Mano poreikis yra, ir šitoje vietoje gali būti bet kas. Šitoje vietoje gali būti mano poreikis yra turėti daugiau laiko užduotims atlikti. Mano poreikis yra, kai man nesiseka gauti pagalbą. Mano poreikis yra suprasti apie kodėl aš nesuspėjau, ar ne, ir panašiai. Mano poreikis yra jaustis saugia klasėje, ar ne. Mano poreikis yra jausti, kad mokytoja yra mano pusėje, net kai man nepavyksta susikaupti, ar ne. Mano poreikis yra išmokti susikaupti taip, kad iš tikrųjų mes galėtumėm kaip klasė judėti kartu, ar ne. Tai
Kai mes turime poreikį, mes jau tada viskas. Mes turime labai aiškę žinutę, su kuria galima dirbti toliau. Kitas metodas, Toyotos metodas, vadinasi 5 kodėl. Ar ne? Kai moksleivis grįžta su vienokio ar kitokia idėja apie vertinimą, arba mes nieko nespėjame, mokytoja labai daug užduoda užduočių visiškai neadekvačiai. Aha, ir tada mes einame per 5 kodėl žemyn. O kodėl jinai užduoda tiek daug užduočių? Užduoda, nes mes ruošiamės kontroliniui. Aha, o kodėl kontroliniui ruošiantis reikia užduoti tiek daug užduočių? Atrodo, kad mes ten pliurpiam 3 pamokas ir nieko nedarėm. Aha, tai kodėl jūs pliurpite 3 pamokas ir nieko nedarėt? Nes galvojam, kad spėsim pasiruošti kontroliniui. Tai dabar mums jau yra aišku, ar ne? Jau mes per kelis kodėl nukeliaujam iki esmės, kad viskas aišku. Vaikai galvojo, kad spės pasiruošti kontroliniui per tą laiką, kuris buvo duotas, tada išvaistė labai daug laiko ir tada nutiko, kas nutiko. Jeigu paklausimėm dar vieno kodėl, o kodėl jūs taip galvojate? O todėl, kad mokytoja mums pristatė planą, kad iki kontrolinio yra 7 pamokos ir sakė, kad mes patys atsakingi už tai, kaip naudosime laiką. Aha, o kodėl mokytoja tai padarė? Nes norėjo, kad mes mokytumėm savarankiško darbo įgūdžių. Aha, tai labai tada yra aiškus ir tikslas, ir aišku, apie ką tai buvo, ir aišku, kodėl tai nutiko. Jeigu vaikas negeba atsakyti į tuos kodėl, jums irgi labai svarbi žinutė suprasti, kad pats vaikas nesupranta procesų, kurie vyksta mokyklose, ar ne? Ir jeigu vaikas nesupranta procesų, mes jau vėl turime supakuotą mums labai aišku žinojimą, su kuriuo galime dirbti toliau. Man asmeniškai turbūt arčiausiai sielos kaip mamai yra Dan Siegel ir Tinos Bryson knygoje įvardinti 3 klausimai, toks metodas, ar ne? Ir iš esmės, tie 3 klausimai, aš taip sakau, padeda susitvarkyti su mūsų vidiniais drakonais, ar ne? Drakono metai atėjo, ar ne? Tai tie drakonai, va, čia toks ir palinkėjimas turbūt būtų išankstinis, kad susitaikytumėm su savo vidiniais drakonais, kai kalbame apie tai, ko tikėtis ir ko nesitikėti iš vaiko, ar ne? Ir kaip jam padėti, ir kaip už jį pakovoti, o kur leisti jam pačiam pakovoti. Tai tie 3 klausimai padeda paprastai nuraminti visus mano vidinius drakonus, jie tada taip suskliudžia savo sparnus ir tyliau pasėdi. Tai kai vaikas ateina ir namuose trenkia kuprinę į kampą ir šaukia, kad iš vis tokia mokykla yra nesąmonė ir aš nebenoriu eiti į mokyklą ir iš vis man parašė 5 ir taip neturėtų būti. Pirmas klausimas, kurį galėčiau užduoti tokio situacijoje, yra, ką tokio elgesio vaikas nori man pasakyti. Jeigu vaikas nusiramina iki tokio taško, kur galima kalbėtis, arba tai yra vyresnis, sąmoningesnis vaikas, tai puiku galima apie tai ir pasikalbėti. Bet labai dažnai tėvų instinktai veikia pakankamai gerai, kad mes galėtumėm patys suprasti, ką vaikas nori pasakyti. Noriu pasakyti, kad aš negaliu išbūti su nesėkme, ar kad aš negaliu išbūti su neteisybės jausmu, ar kad aš jaučiuosi beviltiškai ir jaučiuosi labai nereikšmingas, ar ne, ką nori pasakyti. Ir tada, ką aš noriu išmokyti. Priklausomai nuo to, kaip aš nuskaičiau situaciją, ar ne, aš labai aiškiai galiu pažiūrėti, ką aš galiu kaip mama padaryti, ką galiu išmokyti, ar ne. Vienas iš momentų gali būti, kad aš noriu savo vaiką išmokyti, išbūti nesėkmę ir spręsti konfliktus. Ar ne? Kitas yra, aš noriu išmokyti savo vaiką, suprasti, kad pažymys nėra galutinis rezultatas, kad po pažymio dar yra kelionė ir galima keliauti toliau. Aš galbūt noriu išmokyti savo vaiką grįžti pas mokytoją ir spręsti problemą su tuo žmogumi, su kuriuo ta problema yra atsiradusi. Ne? Bet kokiu atveju, kai aš noriu savo vaiką kažką išmokyti, ar ne, aš tada ir natūraliai 3 klausimas atsisako pats, ar ne, o kokiu geriausiu būdu aš galiu tai padaryti, koks geriausias būdas tai padaryti. Ir tikrai geriausias būdas retai būna panirti su vaiku į tą pačią emociją, ar pulti skambinti mokytojai, ar rašyti laišką į švietimo ministeriją, ar sakyti, nieko čia tokio, aš pati tokio mokykloje užaugau ir viskas čia bus gerai. Tai nėra paprastai ta strategija. Paprastai ta strategija atsiranda, pakyla iš kažkur giliau, ar ne, ir jinai
paprastai yra labai kažkoks paprastas dalykas, tai yra pokalbis, tai yra vaiko įgalinimas, tai yra vaiko palaikymas, tačiau ne vaiko silpnumo palaikymas, o jo kaip asmens ir jo potencialo ir jo stiprybės palaikymas. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kad problema tampa aiški, iš mano visos ilgametės patirties, realiai problema yra tik 2 tipų problema. Tai ir jinai reikalauja arba mediacijos, arba metodikos. Ką aš turiu omeny? Gal taip atrodys labai, nežinau, labai suabstrahuota, labai supaprastintas mano atsakymas, bet iš esmės tai matau, kad veda į 2 tik tai taškus. Raudonos duris tai yra trūkęs ryšys, nutrūkęs ryšys tarp mokytojo ir mokinio. Ir tokiu atveju yra kažkur nuoskaudų, kažkur yra nepasitenkinimo ir jis niekada nėra vienpusis. Tai šitoje vietoje pro raudonas duris yra palydėti vaiką į mediaciją. Taip, mediacija pačia plačiaja prasme, mediacija kaip pokalbį, kurio metu yra atstatomas ryšys, pokalbį, kurio metu abidvi pusės gali pasiimti tai, kas jų, ir iš naujo pamėginti sudėlioti kažkokią tvaresnę bendravimo struktūrą, kultūrą, nes vis dėlto mokytojavimas be ryšio jis nėra įmanomas. Jeigu su vaiku aš kaip mokytoja neužmezgiau ryšio, aš niekada nepasieksiu jokio rezultato. Tai yra kertinis vis dėlto svarbiausias aspektas. Savaime suprantama, aš negaliu vienodai stipraus ryšio užmegzti su visais vaikais, tačiau vieną dalyką aš tikrai galiu ryšį bent silpnesnį, stipresnį ar net labai stiprų užmegzti su kiekvienu vaiku. Ir čia yra pedagoginės, tokio turbūt pedagoginio pašaukimo klausimas. Tai arba kita problema, tai yra metodika. Metodika yra, iš esmės, tai dažniausiai vaikai šitoje vietoje komunikuoja tėvam, kad man mokytoja nepadeda. Ir jeigu mes naudotumėm prieš tai esančius metodus, ar ne, mes nepultumėm nepadeda, o sustotumėm toje vietoje ir pabūtumėm su vaiku ilgiau ir galėtumėm nusluoksniuoti, ką tai reiškia. Man nepadeda, ar ne? Man sakė nesusukinėti, o kokį metodą tau pasiūlė, kad tu nesisukinėtum. Man sakė susikaupti, o kokį metodą tau pasiūlė, kad susikauptum. Man sakė tiesiog dirbti toliau, o kokį metodą tau pasiūlė, kad tu turėtum resursą dirbti toliau. Tai šitoje vietoje mes kalbame ne tik apie dalykinę metodiką, ne tik apie metodiką. Man sakė perrašyti darbą. Ką tai reiškia perrašyti darbą? Kokius konkrečiai aspektus atsižvelgti, kad perrašytum darbą? Man sakė dar pasimokyti. Kokiu metodu tau sakė pasimokinti, nes akivaizdžiai tuo metodu, kuriuo tu mokysi iki šiol, tu nepasiekiai to rezultato, kurio iš tavęs buvo tikimasi, arba nes buvo sukurta mintis, kad tu galėtum pasiekti, ar kurio tu pats norėjai pasiekti, ar ne? Tokie dalykai, kur pasimokyk daugiau, perrašyk iš naujo, pabandyk dar kartą, labiau susikaupk, pasistenk, jie yra nieko nesakantis, tokie tušti nurodymai, kurie neveikia ir namie. Jeigu aš tiesiog vaikui sakau, eik susitvarkyk savo kambarį. Tai vieną kartą ir antrą kartą sakau, eik susitvarkyk kambarį, akivaizdžiai aš jau kartoju tą patį ir tai nieko neveikia. Vaikas nesusitvarko kambario, nes arba nesupranta, ką konkrečiai reikia daryti, ir tada reikia sakyti, daiktus nuo žemės pakelk ir padėk į vietą. Arba pradėk nuo rūbų, sulankstyk visus rūbus, sudėk į spintą, tada žiūrėsim, ką daryti toliau. Arba vaikas tiesiog negirdi jūsų, tai tada reikia dirbti su tuo, kad girdėtų, ar ne? Problema yra susikalbėjime ir girdėjime. Ei, palauk, aš kartoju antrą kartą, apie ką čia yra, ką tu nori man tuo pasakyti. Ir, kaip tėvystėje tai neveikia, ar ne, tiesiog numesti frazę, jeigu vaikas į ją nesureagavo, vadinasi, ne tai, ko reikia jam, ar ne? Lygiai taip pat ir pedagogikoje neveikia. Tai yra labai svarbu turėti padėti vaikui suprasti, kokius klausimus jam paklausti mokytojo irgi, ar ne, perrašyti, o kaip pasistengti, ką aš konkrečiai turėčiau padaryti, kad būtų kitas rezultatas, ar ne. Tai mes ugdom ir žmogų, kuris tomis aplinkybėmis, kai kitas nepasiūlo, kai mokytojas nepasiūlo kažkokios strategijos, aš gebu jos paprašyti, nes aš turiu bent jau galvoje idėją, kad aš galiu jos prašyti. Ir kitas aspektas,
kuris mokytojavime yra labai svarbus, irgi atskirti, kur tai yra bendroji kompetencija, o kur dalykinė. Kur tai yra atminties kortelės kaip dalykinis metodas, o kur tai yra kinestetinis objektas kaip bendrųjų kompetencijų lavinimas, ar ne? Tai arba mes užeinam per raudonas duris, per raudonas duris ir palydim vaiką į mediaciją, arba užeinam per mėlynas duris ir įduodam vaikui raktinės frazes, raktinius žodžius, kuriais nueiti pas mokytoją ir paprašyti palydėjimų. Gerai, tai mūsų problema jau aiški. Kas toliau? Toliau yra labai suprasti, kad mokytojas yra sprendimo dalis. Va šitoje vietoje, kai yra prašokama ta grandis, ar ne, tai aš pasikalbėjau su vaiku ir aš nusprendžiau, kad mokytojas pasielgė neteisingai, ar kad mokytojas pasielgė labai teisingai, ar ne, dėl to jis yra geras. Ir vaikui suteikiu grįžtamą į ryšį, aš labai limituoju jo patyrimą, pasaulėžiūrą ir suvokimą. Mokytojas nėra atsitiktinis žmogus jo gyvenime. Tai paprastai yra, bent jau kelerius metus jo asmenybę formuojantis žmogus. Yra labai svarbu suprasti, kad tėvų darbas susidūrus su vaiko problema yra atvesti vaiką iki mokytojo. Tai reiškia įgalinti vaiką. Kai mes kalbam apie įgalinti vaiką, tai nėra padaryti už jį. Bet lygiai taip pat nėra įstumti jį, spręsti problemos, kuriais neturi gebėjimų ir kompetencijų. Kai medijuoju tarp tėvų ir vaikų, iš principo aš pastebiu, kad pagrindinis dalykas susikalbėjimo vaikai nekalba suaugusių žmonių kalba. Ir jiem reikia labai daug pagalbos įžodinti tai, ką jie jaučia, įžodinti tai, ko jie iš tikrųjų nori, įžodinti tai, apie ką yra jų tikrieji poreikiai, padėti jiem ateiti iki šito taško. Nes vaikas tėvam labai aiškiai sako, aš noriu, kad neitumėte mano kambarį. Bet ką jis iš tikrųjų sako, aš noriu jaustis atskirų individų ir turėti teisę į savo asmeninę erdvę. Ne? Tai labai skirtingi, ar ne? Ne iki kambarį ir aš noriu savo erdvės. Ir viename taške mes vaikai susitinka su labai dideliu pasipriešinimu, kitame taške iš tikrųjų įmanoma komunikacija ir bendradarbiavimas. Kodėl pateikiau šitą pavyzdį? Jis mums artimas kaip tėvams, bet mes turime suprasti, kad didžioji dalis mokytojų operuoja lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Jiems irgi nėra aišku ir suprantama labai daug dalykų, apie ką aš jums dabar kalbu, ar ne? Ir ne veltui. Dėl to, man atrodo, labai yra svarbu kalbėti su tėvais, nes tėvai gali būti ta grandis, kuri nutiesia tiltą vaikui į kokybišką ugdymą mokykloje. Ir įgalinti vaiką tai yra irgi skirtingi lygmenys. Jeigu vaikui užteko tik suvokti, kas nutiko, vaikui trūko žodžių, jis rado žodžius, ar ne, jam trūko drąsos, jūs jį padrąsinote, viskas. Jis pats nueis ir spręs problemą, ateis į kontaktą su mokytoju, sugebės pasiprašyti ten socialinio darbuotojo pagalbos ar dar kažkieno psichologo pagalbos, kad įvyktų vienoks ar kitoks pokalbis, jeigu tai yra mediacijos atvejis, ar paprašyti tiesiogiai metodikos. Mokytojai tikrai, net jeigu tuo metu nemokės, šiaip yra labai geranoriški, ar ne, ir šitoje vietoje pasidomės, išmoks ir tikrai padės šitoje vietoje. Jeigu vaikui to nepakanka, palydėkite jį, palydėkite, padėkite, pabūkite šalia, pabūkite tas žmogus, kuris jam už pečių, pabūkite to žmogus, kuris jam primena dalykus. Bet kokiu atveju svarbiausias momentas yra tai, kad vaikas jaučia, jog jūs jo pusėje, kad jūs su juo, netgi tokiu atveju, jeigu paaiškės, kad situacija yra visiškai netokia. Net jeigu paaiškės, kad vaikas iš tikrųjų nieko nedirbo, jums primelavo ir panašiai. Ar tokiu atveju vis dėlto sugebėsite būti jo pusėje, ar tokiu atveju sugebėsite suprasti, kad čia jau ne apie mokytojo ir moksleivio ryšį, o apie jūsų ir vaiko ryšį ir norėsite su tuo padirbėti. Na taip, tai yra tikrai labai tokio daug sąmoningumo ir didelis iššūkis, tačiau, nežinau, man atrodo, mūsų vaikai yra verti, kad mes irgi augtume ir galėtumėme jiems padėti augti. Tai įgalinti vaiką jokių būdų nėra už jo nugaros nueiti į kontaktą su mokytoju. Ir čia turbūt yra išimtiniais atvejais pasiteisinantis,
Išimtiniais atvejais pasiteisinantis metodas ir tie išimtiniai atvejai, kai vaikas iš tikrųjų patiria beprotišką frustraciją ir įtampą ir net su jūsų palaikymu negali nueiti pas mokytoją. Tai tokiu atveju, kai jūs einate pas mokytoją, vis viena rekomenduoju ne problemą spręsti, o atnešti tai, kad žiūrėkite, mano vaikas jaučiasi vienaip ar kitaip ir jis nedrįsta su jumis dar apie tai pasikalbėti. Tiesiog noriu pasidalinti, kad jūs žinotumėt. Paprastai pedagogas bus tikrai labai dėkingas už tokią informaciją, nes tai padeda mums suprasti, kad mes stokojame ryšio su tuo konkrečiu moksleiviu ir galime tada žengti keletą žingsnių ir jau patys į tą temą inicijuoti pokalbį, patys pradėti vienaip ar kitaip reaguoti į tam tikrus scenarijus, vertinimą tą patį pateikti kitaip, jį gal labiau paaiškinti, jį gal labiau padėti suprasti kriterijus, padėti suprasti, kokie gebėjimai yra ugdomi ir panašiai ir panašiai. Vienas iš dalykų, kai aš sakau būti vaiko pusėje, tai nereiškia rėkti už vaiką, tai nereiškia bartis už vaiką, tai nereiškia žeminti mokytojo už vaiką, ar ne? Tai šitoje vietoje irgi jūs savo elgesiu, mes tėvai savo elgesiu, mes tėvai savo žodžiais, savo požiūriu, savo vertinimu, ar ne? Labai formuojame irgi moksleivio patirties galimybės mokykloje. Jeigu sakoma, kad ta mokytoja neteisingai vertina arba kad apskritai vertinimas iš viso čia yra nesąmonė arba kad neteisingai moko, ar ne, mes užkirtame kelią sėkmingai vaiko patirčiai mokykloje, ar ne. Jeigu mums nėra aiškus tiek vertinimas, ar ne, mums nėra aiškus tiek metodika, kurią dirba mokytojas, aš sakyčiau ir kviesčiau, ir man atrodo tai yra nuostabu, kai tėvai domisi tuo, kas vyksta mokykloje ir ateiti ir iš tikrųjų su tokia smalsumo kepure užsidėjus pasidomėti, o kaip jūs išsirinkote, o kodėl būtent šituo būdu mokote, tiesiog padėkite man suprasti, nes aš ne specialistas, aš žalio supratimo neturiu, kaip vaikus mokyti, nes jeigu turėčiau žalio supratimą, kaip vaikus mokyti, sėdėčiau ir ugdyčiau vaiką šeimoje, ar ne? Tai dėl to, kad aš nesu tos srities profesionalas, tačiau man yra įdomu vienoks ar kitoks procesas, kuris vyksta ir kuris taip giliai liečia mano vaiką, kad aš noriu jį suprasti geriau. Gerai, tai vienas iš dar tokių akcentų, su kuriuo norėčiau pabaigti prieš eidama į klausimus ir atsakymus, yra, kad pati skaudžiausia dalis, kai mes kalbame apie vertinimą vaikui, yra, kai mokytojas sumaišo vaiko žinių, gebėjimų, atlikto darbo vertinimą su paties vaiko vertinimu. Ir ypatingai, arba kai tėvai tą padaro, ar ne? Vaiko gebėjimą išplauti indus prilygina jo paties gerumui ar blogumui, ne? Ir tai čia vienas momentas, į kurį visada labai yra sveika pamatyti, išryškinti ir padėti vaikui tame atsipainioti ir palydėti vaiką iki mokytojo, kad jie irgi tenai atsipainiotų. Ir kitas momentas yra visada sujungti du dalykus, kurie nesijungia. Tai yra geras vertinimas su geru mokytoju, o blogas vertinimas su blogu mokytoju, ar ne? Tai irgi šitoje vietoje nepaslysti per anksti, nueiti tuo keliu, kuris nebūtinai nuves iki norimo brandaus ir sąmoningo užaugusio žmogaus rezultato, ne? Todėl, kad labai lengva būti mokytoju, kuris rašo gerus pažymius. Ir šiaip didžioji dalis mokytojų pasiduoda kovoti už tiesą, kaip mes jaučiam ar įsivaizduojam, ir tiesiog pradeda tos pažymius rašyti tokių, kokių norisi. Bet tai irgi siunčia labai ydingas žinutes tiek vaikams, tiek tėvams, tiek visuomeniai, ar ne? Tai vėl, vertinimas, ne žmogų vertinam ir vertinimas pats neparodo vertintojo kokybės, ar ne? Tai šitoje vietoje, jeigu gebėsime atskirti šitos du elementus, man atrodo, tikrai sėkmingai galėsime bendradarbiauti. Mokykla su tėvais ir kad galėtumėm
iš tikrųjų kokybiškai ugdyti, auginti ir palydėti jauną asmenybę.